kažkaip pagalvojau, kad norėčiau pradėti pirmiausia nuo tokio mini įvado, pasakydama, kad mūsų pačių bažnyčios Alfa kurso kelionė, lūžis įvyko, kai mes suvokėme, kad Alfa kursas iš tikrųjų yra, sakyčiau, šitaip gražiai išsireiškus, ta vaisingiausia vynmedžio šakelė, kuri ir padeda mūsų bendruomenei išlikti Kristaus misijoje, kuri padeda nuolat atsinaujinti, neužsidaryti, nesuklubėti. Ir kai atėjo tas suvokimas, kad Alfa kursas yra pati svarbiausia veikla, tada savaime kažkaip tas kvietimas į Alfa kursą tapo labai toksai organiškas ir, sakyčiau, nuolatinis turbūt, nes pas mus mes apie jį kalbame nuolat, iš tikrųjų, ne tik tai, kai artėja pradžia, bet visus metus. Ne taip nuolat iki užknisimo, aišku, bet tiesiog kontekste, pasitaikius progai, nes mes džiaugiamės, dalinamės, švenčiame tą Alfa kursą ir žmonės, kurie ateina, žmonės, kurie baigia, kurie ateina naujai į komandą. Ir aš visada, kai darau komandos mokymą prieš prasidedant sezonui, tai cituoju, yra toksai kanadietis Ron Huntley, kuris yra parašęs knygą apie Alfa kursą, tokią nedidelę knygelę, kur mes gal kada nors net išversime, mes Lietuva, į lietuvių kalbą, nes tikrai visai verta dėmesio knygutė. Tai jis yra pasakęs, Alfa kaip kursas yra geras, bet Alfa kaip kultūra yra neįkainojama. Ir Alfa kaip kultūra tai reiškia, kad tai yra mūsų, taip kaip mes suprantame bažnyčią tokią kviečiančią, esančią gyvame santykyje su Kristumi, siekiančią aukštos kokybės, be galo svetinga. Tai galvojant apie tai, kaip mes kviečiame į tą patirtį Alfa kurso, aš kažkaip tai suskirsčiau, nes man pačiai labai lengva klausytis ir lengva kalbėti, kai aš kažkokią tai struktūrą susidarau, tai aš taip suskirsčiau tą pakvietimą į 3 tokius kanalus. Tai yra virtuali erdvė, bažnyčia ir asmeninis kvietimas. Virtuali erdvė tai socialiniai tinklai, mūsų ramintojos Facebookas, mūsų ramintojos puslapis, kur mes patalpinam skelbimą. Ir aišku, mes ne tiek skelbiame patys, kiek labai raginame ir komandą, ir tie, kurie baigė, yra mūsų Alfa kursą, tiesiog auginame juos toje pakvietimo kultūroje, kad jie dalintųsi ir kviestų žmonės. Ir ne tik tai į patį Alfa kursą, bet mes, pavyzdžiui, irgi raginame, kad kviestų ir į mūsų kurso baigiamąjį tą liudijimų vakarą, ir komanda kviečia, ir dalyviai kviečia, ir kviečia ne tik tai ir asmeniškai, ir socialiniai erdvėje. Tai čia toks pirmas būtų būdas. Aišku, visada suvokiam, kad kai mes dalinamės ramintojos Facebook'e, pavyzdžiui, tai tas burbulas, kurį mes pasiekėme, yra vis tiek žmonės, kurie yra palaikinę mūsų puslapį, tai mes suvokiame, kad tai yra kažkuria prasme bažnytiniai žmonės arba tie, kurie vis tiek dėl vienų ar kitų priežasčių yra susiję su mūsų ramintoje. Bet kai jau tas dalinimasis išeina per komandą, per dalyvius, per bendruomenę į jų socialinius tinklus, tai vis tiek kiekvienas iš mūsų turime kolegas, nežinau, kaimynus, giminaičius ir taip toliau, šiaip draugus, kurie nėra iš bažnyčios. Tai antras tas kanalas yra bažnyčia. Ir pas mus irgi, aišku, pagrindinis rūporas bažnyčioje yra kunigas ir jisai dažnai homilijų metu, jeigu tai yra, nežinau, kažkokia tai ten atitinkama Evangelijos vieta, kur jam kyla asociacija su pakvietimu į Alfa arba su ta patirtim, kurią ar jisai matė, jisai pats buvo liudininkas, kaip kas buvo išgyventa Alfa kurse, jisai visą laiką pamini, ne tik tai artėjant, bet sakau, visus metus. Ir jisai labai daug iš tikrųjų kviečia asmeniškai, nes kaip jisai pats sako,
man labai patiko jo tas toksai liudijimas, kurį aš esu girdėjusi kitiem kunigam, kai jisai sako, pas mane, kai ateina žmonės, dažnai ar asmeninio pokalbio ten kažkokioj sudėtingoj gyvenimo situacijoj, ar išgyvenę praradimą, ar po laidotuvių, ar tiesiog depresijoj, ar, nu, vis tiek esantys sunkioje, dažniausiai ateina pas kunigą nepasidalinti džiaugsmu, bet kai jiems yra sunku. Tai aš sako, visada labai džiaugiuosi, kad yra alfa kursas, į kurį aš galiu juos pakviesti, nes, sako, nu kiek aš galiu skirti laiko? Aš galiu skirti 1 valandą savo laiko tam asmeniniam pokalbiui, nu realiai 1 pokalbį, gal geriausiu atveju 2, jeigu matau, kad labai reikia, bet fiziškai neturiu galimybės tokiems reguliariems susitikimams. Ir kai aš galiu pasakyti žmogui, kad, žinai, yra pas mus toks alfa kursas ir jis vyksta 2 kart metuose ir tu pabandyk ten užsirašyti ir nueiti, nes ten aš žinau, kad tas žmogus ten patirs gydantį Kristaus prisilietimą per bendruomenę, būdamas toje mažoje grupelėje. Tai ir tikrai ateina žmonės ir yra išgyvenę labai, nu, tokius stebuklingus, sakyčiau, išgijimo patirčių. Dar vienas būdas, kaip mes bažnyčioje naudojame tą kvietimą, tai yra per liudijimus. Na, ne taip tiesiogiai, bet pavyzdžiui, dabar pasibaigė alfa kursas, mes turėjome 7 žmonės, kurie liudijo. Ir pasibaigus kursui, tada mes juos paraginame, paprašome, kad sekmadienį po mišių, ten jau kai mišių pabaigoje, per skelbimus, kunigas pakviečia, jis tada specialiai sutrumpina šiek tiek pamokslą ir dovanoja tą laiką, tas 5 ar ten 7 minutes liudijimui, kad jau pačioj mišių pabaigoje tada dar pakviečia žmogų pasidalinti savo patirtimi, ką jisai patyrė alfa kurse, suvokiant aišku, kad žmonės, kurie girdi, yra žmonės, kurie dalyvavo sekmadienio mišiose, bažnyčioje, bet tuo pačiu jie vėlgi turi savo aplinkoje žmonių, kurie yra netikintis, ir mes tą visą laiką pabrėžiame, kad galbūt šitas kvietimas nėra skirtas jums, bet gal jūs žinote žmogų iš savo aplinkos, kurį jūs norėtumėte pakviesti. Ir tikrai kiekvieną kartą alfa kurse atsiranda žmonės, kurie po to sako mūsų ten, tiem žmonėm, kurie liudijo, aš išgirdau, mane palietė ir aš pats atėjau, nes pačių įvairiausių yra žmonių, net ir tų, kurie atsitiktinai ateina gal dėl to, kad tai buvo mišios užmirusi tuo metu sekmadienį, ar ten su draugais atėjo, nėra praktikuojantis katalikai, sakykim taip. Ir tada artėjant naujam kursui, dalį tų žmonių mes pasiliekame jau rudeniui. Ir tada, kai jau kunigas po mišių kviečia ir informuoja, kad tokią tai rugsėjo pabaigoje pradėsime vėl alfa kursą, kas tai yra, ir tada pakviečia vieną žmogų, sekantį sekmadienį kitą žmogų, pakviečia paliudyti apie jo patirtį alfa kurse. Tas tikrai yra labai, labai efektyvu ir mes tuo labai džiaugiamės, nes tai svarbu ne tik tai kaip kvietimo dalis, bet tai augina tikėjimą ir tų pačių žmonių, kurie liudija, nes jie tarsi iš naujo vėl permąsto tą savo patirtį ir ją kažkuria prasme sustiprina. Ir dar vienas dalykas, ką mes bažnyčioje, kaip mes kviečiame, kaip mes naudojame bažnyčią, kaip tą būdą pakviesti, tai per kitus kursus, kurie vyksta ramintojose, tarkim, pirmosios komunijos tėvams arba tiems, kurie ruošiasi sutvirtinimui, nes mes šiuo metu, kadangi yra tas alfa kursas, toks paprastas, tai pirmos komunijos tėvams mes nedarome jų katechezių metu alfa kurso, mes tiesiog darome katechezės kažkokiom ten įvairiausiom temom, bet visą laiką irgi tenai ir kunigas kviečia, kad tai yra labai stipri patirtis, prisijunkite alfa kursui, gal kai jūsų vaikai baigs tą pirmos komunijos, gal kitais metais, gal paraleliai. Ir žmonės atsiliepia, tikrai mes šiemet pavasarį turėjom gal 4 ar 5 žmonės iš tų tėvų, kurių vaikai šiemet lanko pirmos komunijos kursus pas mus. Taip pat ir ten tas, kas ateina krikštyti tėvus, žodžiu, tai nėra kažkas tai, kas kišama taip labai, bet
kaip pasakyti, gyvenant toje pakvietimo kultūroje, tada labai lengva pakviesti, nes tu tiesiog jauti, kada gali ir jauti tą tinkamą momentą, kada verta pasakyti kažką tai. Dar biškutuką. Ir galiausiai trečias tas kanalas, tai yra asmeninis kvietimas. Ir kuris yra turbūt pats efektyviausias ir žmonės irgi auga tame asmeniniame pakvietime, mokydamiesi kviesti, nes jeigu pačioj pradžioj, kai mes pildome, pateikėme dalyviams registracijos anketą ir mes užduodame klausimą, iš kur jūs sužinojote apie Alfa kursą, tai pastaruoju metu, man atrodo, daugiau nei pusė yra iš savo pažįstamo ar draugo ar giminaičio. Nu, kitaip tariant, iš lūpų į lūpas atėjo tas kvietimas. Ir mes labai visada apie tai kalbame dalyviams per tą mokymą, kodėl ir kaip turėčiau pasakoti kitiems, ir raginame juos, pakvieskite į išleistuvių vakarą, pakvieskite tos žmonės, tiesiog kaip Andrėjus pakvietė savo brolį, ateik ir pamatysi. Tai šiemet kažkaip tai buvo man toks pirmą kartą buvo toksai gausus tas mūsų baigiamasis vakaras, dalyvių buvo kaip visada, ten iki pabaigos turbūt kažkiek nubyra, lieka apie ten 60 žmonių, gal panašiai, ten nuo 60 iki 70, kaip kada, bet atėjo tiek daug žmonių, kuriuos jie pasikvietė, ar kuriuos pasikvietė komandos nariai, kad aš paskui sakiau komandai, aš išgyvenau tokį momentą, kai aš atėjau, nu ten kažkur tai truputį į koplyčią, paskui vėl išbėgau, vėl ten, nu, kažkas žiūri, kad čia, aha, čia tą darom, ir tada atėjau jau prieš pat pradžią to vakaro į koplyčią ir jinai praktiškai pilna kaip sekmadienį. Man buvo toksai, nu, kažkoks toks, negaliu apibūdinti, džiaugsmas iš vidaus, vat kai išgyveni kažkokiam tokiam dideliam susitikime, kur daug žmonių, nežinau, kaip Alfa lyderystės konferencijai, nes čia buvo sava bažnyčia ir tiek daug žmonių buvo kažkoks toks visiškas šventės tokia nuotaika. Tai va, tai žodžiu, mes kviečiame nuolat, sakyčiau taip, ir mes kviečiame visi. Mūsų kunigas čia mėgsta sakyti, svarbu sukelti bangą. Tai mes stengiamės ramintojai sukelti tą bangą, kad ateikite, mes net nesakome ateikite į Alfa kursą, bet ateikite į Alfa kursą, ateikite į tą susitikimą su Jėzumi, jeigu nesate jo iki šiol patyręs. Nesvarbu, kad jūs ten sėdite bažnyčioje gal jau daug metų. Tai va, ir mes, nu, kažkaip labai raginame ir visada sakome, svarbu, kaip pasakyti, svarbu kviesti. Nekviesti galvojant, kad kaip svarbu, kad taip svarbu, kad atsilieptų, bet čia jau šventoji dvasia padarys savo darbą. Mums svarbiausia yra pakviesti, žengti tą žingsnį. Ir dar pačiam gale dar norėčiau šiek tiek gal kaip užbaigti, kad neatrodytų čia viskas kaip gražu, kaip čia viskas rožiška. Tai pagalvojau, ruošdamas irgi šitam mokymui, tai kažkaip permąsčiau, kur yra ta vieta, kurioje mums dar reikėtų labai augti. Tai turbūt kaip prisikviesti daugiau žmonių ne iš bažnyčios, nes juk Alfa kursas ir skirtas pirmiausia netikintiems. O kažkaip nėra taip labai lengva pasiekti žmonės, kurie būtų visiškai iš nebažnytinės aplinkos. Pavyzdžiui, mes kai baigia Alfa kursą dalyviai, mes juos prašome irgi užpildyti anketą, nu tokią kaip vertinimo anketą, kur jie įvertina savo, nu, prašome juos apžvelgti, kokie jie atėjo ir kokie jie išeina. Ir tada klausim, ir toksai klausimas, ar lankėte bažnyčią iki, koks buvo jūsų požiūris į bažnyčią iki Alfa kursų, ir ten yra priešiškas, neigiamas, ar ten lankiausi bažnyčioje, buvau aktyviai įsitraukęs, nu, žodžiu, visokie variantai. Tai, aišku, ne visi tie žmonės 100% baigę kursą užpildo, tai tas procentas gal yra toksai labai ne visiškai tikslus, bet maždaug nuo 16 iki 18%, tarkim, šio pavasario anketoje aš pasižiūrėjau, buvo žmonių, kurie parašė, kad jie
nesilankė bažnyčioje išvis. Tai tas procentas nėra labai didelis ir tas, tokia užduotis mums ir iššūkis yra, kaip pramušti tuos burbulus, kuriuose mes gyvename ir atvesti daugiau žmonių į alfa kursą ne iš bažnyčios. Ir kažkaip net man kilo tokia mintis, besiruošiant, galvoju, reikia labiau išnaudoti tą socialinį restoraną Pirmas blynas, kuris yra Ramintojoj, nes ten juk žmonės ateina visiškai patys įvairiausi. Ir kažkaip taip gaunasi, kad mes, kai paskelbėme Ramintojos Facebook'e tą registracijos anketą, kol prisiruošiame pagaminti kokiu nors skrajučių, tai jau būna ten pakankamai užsipildę ir tada, nes mes galvom, pagaminsim skrajutės ir, pavyzdžiui, restorane padėliosim ant staliukų. Ir kažkaip tai pirmą užsipildo, tai suprantam, kad jau kaip ir nėra ką dėlioti, nes jau kursas pilnas. Bet kiek mes ten sugebėjome pakviesti tų žmonių, kuriems galbūt labiausiai reikia, ar tų, kam tas alfa kursas pirmiausia ir yra skirtas, tai čia kitas klausimas. Tai vat, taip norėjau su jumis pasidalinti. Tai aš vieną tokį pasiūlymą mūsų grupeliai pateikiau. Žodžiu, mačiau, kas man labai patiko, tai kvietimas tenai buvo į vieną sielovados grupę, kursą, bet jisai buvo pakabintas tas pats ir bažnyčioj, o aš jį pamačiau tokį patį teisme. Ten tam skyriuje, kur nagrinėjamos skyrybų bylos, skelbimų lentoje, plakatas į išsiskyrusių sielovadą. Ir tai atitiko ir temą, ir vietą. Ir jau kaip minėjau, žmonėm, kadangi labai dažnai aš pati teisinį darbą dirbu, kadangi jiem nepakanka tik tai tos teisinės pagalbos, nepakanka psichologo, jie, pavyzdžiui, skyrybų bylose ateina sugniuždyti, jie su artimaisiais negali dalintis, nes tai yra šeimos reikalai. Tai va tas, ko jiem trūksta, va tas taškelis ir labai, labai vietoje, sakau, teisme buvo rūmuose pakabintas skelbimas, kvietimas į išsiskyrusių sielovadą. Tai galbūt tai galėtų būti irgi pakvietimas atitinkamo vietoje, pavyzdžiui, psichologų klinikoje kokioje ar aukšte poliklinikos, kur yra psichologų kabinetai, plakatas, ateik į dvasinį, dvasinio kažkokią, tai sakykime, dvasinius mokymus, alfa kursą ar kažkaip kitaip pavadinti, aišku, pagalvoti reikėtų. Ir manau, kad labai daug kas atsilieptų, nes, pavyzdžiui, kai aš teisininkė, tai jie nedrįsta, sako, mums reikia pagalbos, bet tai aš taip sakau, žinau, yra šeimos krizių centras, yra, sakykime, tenai arkivyskupijos pasiūlai, bet nedrįsti to, nes tai ne tas rytis. O jeigu tai būtų viešai pakabinta, jie ateina, pamato ir jiem nereikėtų net ieškoti ir klausinėti, kur. Tai va toks vienas. Iš mūsų grupelės, tai aš trumpai, mes kažkaip nemažai laiko kalbėjom apie, Dalia, aišku, iš Švento kryžiaus, nes apie, kaip pasiekti tuos vargdienius, kurie, tarkim, Betanijoje valgo, ir Aušra pasidalino apie savo tą gražią patirtį, kur žmonės ateidavo pasiimti maisto paketus ir tada Aušra pasako, kaip padarė jiems alfa nuostabę. Tai mes su Dalia truputį paplėpėjom, ar čia reikia daryti, ar nereikia, kaip čia reikia trumpai apie tai, apie tą. Tai čia ne kaip kvietimas, bet kaip atėjimas patiems pas kažką, ar ne? Tai toksai dalykas. Paskui Indrė labai iš mūsų grupelės labai įdomiai pasidalino, kad jie padarė miesto renginį ir ten vaikučiams. Ir ten pakvietė, Tai toks labai veiksmingas būdas. O mes tai darom, panašiai kaip ir Žaneta kalbėjo, kad 3 mišios, 3 sekmadieniai iki alfa prasideda, pas mus pasako per skelbimus, tikrai, gal per mažai, gal ta Žanetos patirtis. Mes irgi kabinam porą, bent jau keletą tų popierinių plakatų, bet kur ten, tarkim, Sapiegų parke arba ten kavinėje ir būna keletas žmonių visą laiką, kurie ateina. Ir taip pat mes darom irgi Facebookas ir internetas Jonitų, ir mes padarom dar po tokį filmuką humoristinį. Mūsų brolis Jurgis ten nusifilmuoja, ten jo abitas panašus ten su kapišonu, tai jis ten tai nykštuką, ten su jumoru kažką, tokį padarom humoristinį filmuką, arba ten, kad ten šalta ir karštą vyną verdam vienuolyne, tai ateikit dar ir alfa, kažką tokio juokingesnio ir paleidžiam į tas Facebooko platybės, tai dar tokį padarom.
Tai va, maždaug tiek. Bet tik tai va ir Žanetai klausimas ir kitiem, nes mes dabar pastaruoju metu turim problemą su jaunimu. Mes nebelabai pasiekiam jaunimo, nors mūsų už komunikaciją atsakinga mergina, kuri jaunimo atstovė. Ir man tai atrodo, kad ta visa ir tie visokie filmukai lyg į jaunimą nukreipti, bet kol kas dabar pas mus čia sekluma tokia. Ačiū. Truputį iš tos pačios grupelės, vat labai gerai, va, Kristina čia pasakė apie teismus ir aš pagalvojau, poliklinikos, o ligoninės, ta prasme, tiems artimiesiems lygiai taip pat galbūt būtų galima, nes, nu, jie vis tiek tokie lygoje, tarytum nevilti ir vat kažkaip tai juos būtų galima paimti, pasiekti, bent jau pagal tas teritorijas, kur yra ta parapija, tarkim, ne, ten Švento Roko, ne, jau Antakalny yra ligoninė. Ir taip toliau. Gerai, tai ir aš čia išrinkta buvau iš mūsų grupelės pasidalinti. Aš nežinau, ar mes kažkokių naujų, Žaneta, kadangi turėjom irgi grupeliai, nežinau, ar kažkokių naujų labai idėjų prigeneravom. Turbūt labiau dalinomės per iššūkių prizmę, kadangi buvo... dabar galvoju, Neringa iš mažesnio miesto, ar ne, Utenos, tai labiau atliepė, kad sunkiau žmonės drįstų eiti liudyti per mišias, tarkim, ar ne, dalinti savo liudijimais ir turbūt tas natūraliai, tas mažesnio miesto sindromas yra kažkoks tai, bet kaip suprantu, ir Neringa pati neitų, tai irgi tas, toksai iššūkis yra iš tikrųjų išdrįsti žmonėms, ar ne, eiti viešai liudyti. Ir tada tas iššūkis buvo, kad, vat irgi mūsų Vaida grupelė, ar ne, buvo, kur dalinotės, kad labiau ta grupė surenkama yra iš pirmos komunijos tėvelių grupės. Tai noras yra prikviesti žmonių, kurie atlieptų į kvietimą, nebūtų tik tais tiem, kam reikia praeiti, ar ne. Tai va, bet iš tikrųjų įkvepia tos istorijos, kad ir per tą reikia Dievas randa, kaip pasiekti žmonės. Tai aš taip, gal mūsų grupelėje neklėpiau, bet dabar dovanotos vilties kursą, sakau, pravedžiau pavasarį, tai buvo viena moteris, kuri praėjus buvo iš to reikia ir šeimoje turėjo netektį, tai atėjo iš naujo ieškoti santykio su Dievu, nes sako, tikrai jaučiau jau tą tokį pyktį ir panašiai. Tai vat man labai surezonavo, ką dalinosi Kristina berods, ar ne, tas kvietimas iš tikrųjų ir ligoninėse, psichologų kabinetuose, ten, kur žmonės, kaip mes sakom, ar ne, kare, bėdoj ir ligoj jau iš Dievo niekas nebesijuokia, tai tikrai ten galima pakviesti tuos žmonės turbūt dar lengviau. Tai jeigu mums per asmeninį santykį ne visus galbūt žmonės pavyksta, ne visi žmonės yra pamatomi, vadinkime taip, turbūt teisingiau, tai tas tikrai būdas yra pakviesti. Tokioj aplinkoj, vat ir dėl jaunimo, Kristina, nežinau turbūt kaip pasakyti, bet vat mūsų tas džiaugsmas yra mūsų bažnyčia. Iš tikrųjų, čia jau yra turbūt didžiulis įdirbis bažnyčios nuo pat mažų dienų. Daug labai investuojama yra į vaikus ir jaunimą. Ir aš tai galiu tik liudyti, mano sūnus yra 18-metis, atvirai pasakysiu, į bažnyčią perėjom labiau turbūt miesto bažnyčią labiau dėl sūnaus, gal sakysiu ir dėl vyro, bet iš tikrųjų taip, kaip aš jaučiuosi saugi, kad mano sūnus yra bendruomeniai, kaip jie turi nuolatinius susitikimus, kas savaitinius ir mėnesinius jaunuomenės ten jaunimkiais vadinamos ir panašiai, mes tėvai sąmoningai užleidžiam namus, yra šeimų rotacija, kur užleidžiam namus, kad tas jaunimas rinktųsi. Tai šiemet pavasarį mano pusseserės sūnus 18 metų išėjo iš gyvenimo, pats pasirinko tokį sprendimą, tai man buvo tikrai labai sunkus išgyvenimas, bet tuo pačiu didžiulė padėka Dievui už mano sūnų, kaip jisai jaučiasi gerai bažnyčioje. Tai, aš sakysiu, yra labai svarbu nuo pat mažens investuoti į vaikus ir jaunimą. Tai, atsakau, viena iš
tokių didesnių priežasčių, dėl ko mes nukeliavom į miesto bažnyčią, nes tai tikrai yra labai brangu, ko man pritrūko kitoj bažnyčioj, kur aš buvau. Tai Aš turbūt irgi taip. Atsiprašau, dar gal pabaigsiu tada mintį. Iš mūsų grupelės, aš asmeniškai čia jau parsivežiau ir tikrai iš Londono konferencijos esu užsidegusi dėl sutuoktinių alfos. Tai irgi kalbėjom, kad kai kuriom bažnyčiom tikrai būtų sudėtinga daryti 2 alfa kursus, kaip pavyzdžiui, kad pavyksta Ramintojos bažnyčiai ir nesurinkti auditoriją didesnę. Tai mūsų asmeniškai tikrai yra bažnyčioj sprendimas, tokia svajonė, kad pavasarį darom sutuoktinių alfą ir paskui rudenį darom jau pagrindinę alfą, į kurią ir kviečiam irgi sutuoktinių alfą. Ir pas mus yra jaunimo grupės atskirai susirenka alfa grupės. Tai va turbūt. Galėčiau papildyti dėl jaunimo, atliepiant į Kristinos tą klausimą, tiesiog ne dėl to, kad turiu kažkokį atsakymą, bet kadangi pas mus šiemet vyko ir rudenį vyko studentų akademinės sielovados, pas mus organizuotas kursas, mes kaip ir kartu bendradarbiaudami ir pavasarį, tai jeigu rudenį jie ten prisikvietė per studentus, ten pažįstamus, kažkas iš to, kas važiavo į jaunimo dienas Portugalijoje, tai buvo toks nedidelis kursiukas, pati pradžia gal 20 kažkeli dalyviai ir 8 komandos žmonės, tai šį pavasarį pas juos jau atėjo 50 dalyvių. Ir, bet tai grinai jaunimui skirtas, nes tarkim pas mus jaunimo iki 30 irgi nėra labai daug, ten gal kokie 5 žmonės ateina, bet tas studentų ir mes ten, kadangi irgi vis nueinam, sudalyvaujam ir buvom liudijimų vakare ir dabar pakalbinom ten kelis jaunuolius, sako, matykite mūsų į tas pagrindinės 12 valandos, nes jie ateina į tas mišias iš jaunimo, studentų jaunimo alfos, tai pažadėjo, sakė, jo, gerai, mes paliudysim, tikrai čia jums įdomu, jūs norite, gerai, paliudysim, bet kad jaunimas į jaunimą kalbą pakviečia ir ten tikrai jie tarp savęs labai kažkaip užsidegę yra ir dabar rudenį darys, žodžiu. Ir jaunimą kviečiant reikėtų, kad būtų to amžiaus žmonių grupiai komandai. Čia irgi dabar ta tokia patirtis. Man viena pažįstama rašo, sako, Kristina, ieško porą jaunuolių, mergina ir matyt, brolis sesuo, ieško bažnyčios, sako, labai daug klausinėja, labai nori, bet nedrįsta, galvoja, kad ateisiu į bažnyčią ir rasiu tik vyresnio amžiaus žmonės. Tai sako, ar bus mano amžiaus žmonių 15 metų. Tai aš kažkaip negalėjau būti tą sekmadienį, paprašiau savo bendruomenės iš jaunimo narės, sakau, paglobok. Ir tada visai kitas santykis mezgasi, ta prasme, jaunimas bijo tos atskirties, man irgi toks jausmas, jiem reikia su savo amžiaus žmonėm bendrauti. Galiu klysti, tiesiog dalinuosi tuo įspūdžiu, kas dabar šviežiai įvykę yra mūsų bažnyčia.